Labas žmogau, Lietuvoje yra paleista nauja dainelė. Skamba jinai maždaug taip. Taip gerai kaip dabar mes Lietuvoje niekada negyvenom. Kaip suprantu, sukūrėm gerovės valstybę ir man dabar tik tai iškilo klausimas. Kokie yra kriterijai gero gyvenimo? Jaučiu draudimai. Tiek daug draudimų, kiek turime mes dabar, pasakykit, kad aš klystu. Tiek daug draudimų Lietuvoje niekada nebuvo. Netgi jau paimtumėm caro baisaus carinės Rusijos metu, kai mes buvom okupuoti, kai Lietuvoje buvo baudžiauninkai ir viskas panašiai, jaučiu netgi tada tiek daug draudimų nebuvo. O mes dar kiek baudų turim? Tikrai. Tiek visokiausių rūšių baudų mes irgi nesam turėję istorijoje. Pasakykit man, žuvytė žmonės, kuriuo Lietuvos laikotarpiu buvo tiek daug už viską baudų. Pažiūrėkit, už viską Lietuvoje yra baudos. Be abejo, tai yra gero gyvenimo kriterijus. Toliau, apie mokesčius. Jau tiek visokiausių rūšių mokesčių, jaučiu, nesam niekada turėję. Be abejo, tai yra gero gyvenimo kriterijus. Apie mediciną. Tais blogais, žiauriais okupacijos metais Rokišky buvo 4 ligoninės. Infekcinių lygų, gimdymo namai, tradicinė paprasta ligoninė, ir psichinė ligoninė. Mes turėjom visas ligoninės. Tai buvo blogai. Tai yra tikrai blogas buvo metas, buvo prasta medicina. Dabar liko tik tai 2 ligoninė. Psichinė liko, tai padaryta jau pusiau kalėjimas. Ir Rokiškio ligoninė liko, bet ten vaikų atrodo skyriaus nebėra, gimdymo, kur čia nieko nebeliko, tik tai maždaug slaugos ir greitosios pagalbos paslaugas teikia, dar ačiū Dievui, tai nuostabus gyvenimas. Jeigu pakalbėsim apie daktarus, 2 lygio konsultantus, kiek reikia laukti laiko, pasakykit man, mylieji, ką žinot, į nemokamą. Aišku, mes dar nepasiekėm Vokietijos lygio, nepasiekėm Prancūzijos lygio, tenai pusę metų reikia laukti, pas mus tikriausiai kokius 2-3 mėnesius reikia laukti. Rašykit, kiek reikia laukti pas gydytoją 2 lygio konsultacijos, kiek laiko reikia laukti, tai visi omarkibnantėje, kur ten kiša kažkokie tai vamzdį, ten kažkas skanuoja, ten daro, aš nežinau, kaip tai vadinasi. Kiek reikia laiko laukti? Tikrai, tiek ilgai Lietuvoje niekada nereikėjo laukti medicinos. Mokslas. Nuostabus mokslas. Kasmet abitūros, egzaminų. Lygiai vis žemina. Arba tik tai prasidės kitą savaitę. Kaip suprantu, išlaikymo lygis vis krenta. Nuostabiu. Tokio gero išsilavinimo mes tikrai niekada neturėjome. Aš pažiūriu savo vaikų užduotis ir sakau, eikit jūs visi velniop savo tokiais mokymais ir debilų ruošimo mašina. Maždaug užduotis yra 4 raidės. MA. Iš jų reikia sudėlioti žodį mama. Užduotis yra sutinka beveik neįmanoma. Tai jeigu tokiom užduotim mokina mūsų vaikus, suprantat, kas iš jų gaunasi. O emigracijos mastai, jau taip gerai Lietuvoje nebuvo gyventi, kad pusė Lietuvos pabėgtų iš Lietuvos, kad pusė Lietuvos gyventojų pabėgtų iš Lietuvos. Tikrai taip gerai niekada mes negyvenom. Sutikit, argi žmonės lieka gyventi ten, kur bloga gyventi. Ten, kur, ta prasme, ne, jie visi, kai tik gerai gyventi, jie iš ten bėga. Kai blogai gyventi, visi lieka. Kai gerai gyventi, visi iš ten bėga. Kur be pažiūrė visur. Taip, tiek daug skurstančių lietuvių mes irgi, man atrodo, niekada neturėjom. Nebent su baudžiauninką ir tai dar kriterijai, ekonominis dalykas. Nes rado naujas gero gyvenimo kriterijus. Energetinis biednumas. Kai žmonės žiemą negali susimokėti už šildymo paslaugas, už komunalinius patarnavimus. Jam reikia rinktis, ar mokėti už komunalinius, ar pirkti maistą. Sutikit, kad tai yra nuostabaus gero gyvenimo. Tikrai taip niekada nebuvo gerai gyventi, kai žmonės žiemą negalėjo susimokėti už šildymą, už šilumą. Man atrodo, mūsų institucijos vienas iš dalykų duota mums, ta prasme, ne tik teisė, bet turi užtikrinti valstybę tai. Mes Europoje, man atrodo, pagal šitą kriterijų energetinio biednumo randamės vos ne 1 vietoje. Tai aišku, vėlgi, mes 1 vietoje pagal energetinį biednumą. Tai tikrai geriau niekada negyvenom.
Ir bet kurį kriterijų paimkite. Nu, ekonomikos Lietuvoje jau iš tikrųjų nebeturime. Visa Lietuvos ekonomika tai iš principo kreditai ir ES tiesioginės arba netiesioginės išmokos. Taip nuostabi ekonomikos nebuvo. Tiek daug gamyklų, tiek daug darbo vietų Lietuvoje niekada nebuvo. Mes taip nuostabiai gyvenam, kad ta prasme belieka tik tai džiaugtis. Iš tikrųjų, tai mes gyvenam veidrodžių karalystėje. Kas yra gėris vadinama blogiu, kas yra blogis vadinama gėriu. Įsivaizduojama, kad mes gyvenam gerai. Įsivaizduojama. Iš tikrųjų kaip? Rašykit. Ir iš tikrųjų mes dabar labai gerai gyvenam. Mes dar gyvenam rojui. Realiai. Kad ir kažką sakiau, šiam momentui tas, kas mūsų laukia, mes gyvenam rojui. Aišku, rojaus pikas buvo 19 metai. Jau ten žiūrėtų tokius formalius, ekonominius rodiklius, dar kažką, aš neaišku apie baudas, draudimus, mokesčius ir mediciną, tai ten viskas nuo 90 metų eina į minusą. Taip kaip reikia kabutės, taip gerai mes niekada negyvenom. Pagalvokite apie tai. Ar jūs pasiruošę, kad jūsų gyvenimo lygis nukris 3-4 lygiais? Jūs dabar maždaug 1-2 lygius įsivaizduojat, kad gyvenate aukščiau. Tai pirmas bus etapas, kai jūs nuleis ant žemės, o po to tą žemę pažemins. Tai sakysit nesąmonė, aš su jumis skaičiuosiu. Aš jūs sakysiu, ar tu pasiruošęs. Pratingas žmogus visą laiką užduoda klausimus. O nuostabiai gyvenantis kaip niekada, genialus, visą laiką viską žino ir aplink visi nieko nesupranta. Taip kad, nesvarbu, ar tu klausimą užduosi, ar tu tas, kuris viską žino ir nuostabiai gyveni, bet kokia atveju, jūs nuostabus. Tikiuosi, tokie ir išliksit. Gal neilgai, bet kaip duos tas nuostabus, geras Lietuvos gyvenimas, mylėjai. Galvokit savo galvą. Man atrodo, tam liktai galva žmogui buvo duota. Bet jeigu jūs gimėt po 2000 arba po 10 metų, bijau, kad šituo procesu jums biškiai sudėtinga. Taip, yra jūsų tarpe mąstančių, yra įdomių žmonių, bet bendramasė, pažiūrėkit komentarus. Ne tik po mano video, pažiūrėkit po 15 minučių komentarų. Kaip jūs vieni kitus, apie tai darai atskirą įrašysiu video, kokie jūs esate visi nuostabus. Sėkmės jums šitoj nuostabioj valstybėje.